Sveiki, Unboxing LT prekės iš Lidl. Štai toks jogurtas. Tai iš daug jogurto, skaitykit litras, 1 kilogramas jogurto. Toks didžiulis kibiras jogurto. Mes jį šiandieną įvertinsime ir pasakysim, ar verta jį pirkti ar ne. Kaina šito viso kibirėlio yra tikrai įspūdinga. Ir šitas jogurtas kainavo tik tai 2 eurus, tai yra 1,99 €. Na ką, pasižiūrim, iš kogi jisai pas mus pagamintas. Visų pirma, šitas jogurtas yra pagamintas Vokietijoje, tai yra vokiškas jogurtas. Jisai yra taip, tuoj surasim lietuviškai, kas parašyta. Taigi, tai yra lengvas jogurtas su persiku ir pasifloros įdaru, 5% riebumo. Ir dabar iš ko jis sudarytas? 71,2% yra lengvas jogurtas, toliau cukrus, 5,9% persikai, gliukozės, fruktozės sirupas, modifikuotas krakmolas, 1,2% persikų sultis, iš koncentrato 1% pasifloros vaisių sultis iš koncentrato, natūrali kvapioji medžiaga, tirštikliai yra pektinai, pupelių tirštiklis, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos, natrio citritas, kalcio citritas, dažiklis yra morkų koncentratas, kvapioji medžiaga ir taip toliau. Taigi, rašoma, kad tai yra, matot, kilmės šalis yra Vokietija ir pagaminta pagal UAB Lidl Lietuva užsakymą. Taip, jisai pakankamai yra pas mus toksai liesas jogurtas. Jo kaloringumas yra 100 gramų, 112 kalorijų. Taip, tinka pusryčiams, labai skanus turėtų būti. Nu, atidarysiu. Atsidarys jisai labai paprastai. Atsidaro. Taip, jisai dar pas mus yra uždarytas. Aš jo dabar neragausiu specialiai čia, tiesiog aš valgysiu dabar pusryčius, valgysiu blynus ir blynų užsidėsiu šitos skanaus jogurto. O kai paragausiu jo, tada mes grįšim ir įvertinsim šitą jogurtą. Ir pasakysiu, ar verta jį pirkti ar ne. Na štai, šitą jogurtą mes su šeima valgėme iš 3 žmonių. Galima sakyti 2 dienas. O kiek jo liko, matot, beveik nieko neliko. Jis iš tikrųjų labai skanus, aš dar suvalgysiu 1 šaukštą. Skanus, tikrai skanus, geri gabaliukai, daug gabaliukų. Ir kaip pasakyti, su blynais man buvo skanu, jūs matėt filmų, tiek kaip aš įsivalgiau su blynais. Taip pat mes įvalgėme per blynų ir paprastai valgėm. Tai realiai, tai pasakysiu, kad šiam jogurtui, šitam pirkiniui iš Lidlo, būtent šitam, pasižiūrėkit, kaip atrodo, skiriu 4 žvaigždutes. Kodėl 4 žvaigždutes? Na, jisai, žinokit, yra labai saldus. Jame labai daug cukraus. Nors kitose lietuviškose jogurtuose nerašo, kad cukraus yra, čia rašoma, kad yra cukraus. Sakoma, nėra, pavyzdžiui, Dobilo jogurtuose nerašo, kad yra cukraus, nes ten cukraus yra irgi labai daug pilna. O čia yra parašyta, kad yra cukraus ir iš tikrųjų, aš nežinau, ar šitas jogurtas yra dar paragausiu. Labai gerai. Ar jis yra saldus nuo cukraus, ar jis yra saldus nuo šito sulčių koncentrato, būtent šitų vaisių, tai sunku pasakyti. Bet verdytas tos 4 žvaigždės iš 5 ir šitą jogurtą pirkti Lidl parduotuvėje. Štai šitą jogurtą pirkti Lidl parduotuvėje. Aš rekomenduoju.